Labas, labas. Tai pačios laukiamiausias ir mylimiausias angelų žinutės, kas jūsų laukia artimiausių metų. Ir iš karto, kai klausysite komentaruose, parašykite, kokias žinutės žiūrėsime sekantį kartą. Ar taro kortas, ar angelų kortas. Tai iš karto rašykite. Na, o asmeninį skaitimą galite užsisakyti parašę man asmeninę žinutę arba elektroniniai parduotuviai Mėnulio magija 777.lt. Ten yra visos paslaugos ir angelų žinutės, ir taro kortų skaitimas, ir asmeninės sesijos, energetinis gydymas ir jūsų traumoms spręsti, iššūkiams, atsakymams gauti, asmeniniam augimui taipogi. Bei asmeninė mentorystė 3 mėnesių ėjimas kartu su jumis jūsų gyvenimo keliu ir keičiant jį. Tai komentaruose rašom sekančias kortas bus angelų ar taro, na, o dabar žiūrime, kas jūsų laukia artimiausių metų. Tai pirmoji žinutė yra išsivalymas, paleidimas ir detoksas, ar ne? Išsivalymas ir nuo minčių negatyvių, nuo situacijų, peržiūrėjimas žmonių, kokie supa žmonės jūsų gyvenime ir užsimti kūnų, ar ne? Poilsių, mityba, priežiūra, pakankamas miegas, ar ne? Ir be abejo rūpesčių sprendimas. Negalima palaukti, atidėti arba kentėti, jeigu atėjo dalykai, juos reikia išmokti, suprasti ir su jais dirbti. Niekas nesiunčia jums jų tam, kad jūs kankintumėtės. Ir Dievas tikrai nekankina ir nenori jūsų kažkaip tai doroti ar sudoroti. Viskas yra jums patiems ir dėl jūsų. Tai laukia asmeninėse sesijose, kas esat labai stipriai pastrigęs. Labai graži žinutė angelų. Sako, dabar yra nuostabus laikas ir pats tinkamiausias laikas ir momentas būtent siekti tai, apie ką svajoji. Galbūt tai yra tavo nauja pradžia, galbūt išsikėlimas, galbūt išsikraustimas, galbūt nauja pažintis, netgi galbūt ir laikas išsiskyrimo, ar ne? Nebėra ko laukti, nebėra dėl ko tempti gumos, ar ne, nes jau turbūt įsitikinai, kad niekas nepasikeis, ar ne? Aš apskritai esu už santykius, už darbą santykiuose, nes santykiai ir yra darbas, ar ne? Savaime drugeliai neskraido, ar ne? Reikia abiems stengtis, bet kartais, kai viską padarai ir 1000 kartų atleidi, galbūt jau ir ateina pabaiga, ar ne? Viskas dabar, būtent viskas yra tavo pusėje ir tau padės net pati visata ir tavo angelai sargai. Tai yra puikus metas pradėti. Tai ir linkiu tau nuostabios naujos pradžios ir lauksiu jūsų komentarų, kaip jums klostosi viskas. Labai smagu gauti grįžtamą ryšį, kai jūs man parašote arba čia po video arba asmeninę žinutę. Taip pat sako kantrybės. Nesvarbu, kad situacija užstrigo, tai nereiškia, kad tau nepavyko, tai nereiškia, kad tu esi nepakankama arba niekam tikusi, ar ne, kaip jau daug kas dar vis sakote, kad nepakankama, nevykusi. Žodžiu, kad nebūtų tokių žodžių, arba ateina dirbam, ar ne, kartu, rožinis kvarcas, meilė savo akmuo, ar ne. Tikrai parenku kiekvienam asmeniškai pagal gyvenimo situaciją, bet, kaip galima gyventi, nemylint ir nevertinant savęs, tai ko jūs tuomet tikitės, ar ne? Tai kantrybės. Net jeigu kažkas šiek tiek užstringa arba ne visai tobulai pagal tavo planą, tai nereiškia, kad kažkas jau yra negerai, ar ne? Tai reiškia, kad arba pati stabtelėk, pergalvok, arba tiesiog pasitikėk visata ir leis dalykams susiklostyti. Toliau. Žiūrime, ką nori perduoti angelai. Kiekvienam žmogui, ypatingai moterims, yra duota intuicija dovanota. Tikrai daugybė moterų yra pamiršusios, kad jos apskritai ją turi, arba yra antiek suvyriškėjusios, arba antiek pametusios save, kad tiesiog net nežino, kad ją turi, arba jinai yra labai stipriai mieganti. Tai tos, kurios jau nubudusios, tai primenu naudoti intuiciją savo gyvenimo kelyje. Ne tik tada, kai kažko reikia, bet apskritai ir kasdienėme gyvenime. Ji mums duota ne šiaip savo, tai primenu apie intuiciją. Na, o tos, kurios miega, bijo, save pametusios, išsitaškiusios,
tikrai turiu būdų, kaip grįžti į save ir pamilti save. Ne viena moteris jau žydi, palaistau, žinau, kaip sutvarkyti tą žiedą ar tą nuostabią rožę, kad jinai vėl išsiskleistų, žydėtų, mylėtų save ir džiaugtųsi gyvenimu. Tai lauksiu tavęs asmeninėje sesijoje ir paskutinė tavo žinutė šiandieną ir vėl grįžtam prie pačios praktiškai pirmosios žinutės. Patikėk savo mūšius, ar ne, sudėk kardus, sudėk savo visus ginklus, jau gana. Gana kovų, gana apkalbų, gana intrigų, gana kovoti, tiesiog gana. Dabar yra nuostabus laikas, kaip ir sakė pirmoji žinutė, viską pradėti iš naujo. Ieškoti to aukso vidurio, ieškoti sutarimo, ieškoti kompromiso, ar ne, atsiprašyti, atleisti galbūt, ar ne, arba tiesiog užversti šį gyvenimo puslapį ir pradėti naują. Juolab, kai atėjo pavasaris, atsinaujinimo metas, ar ne? Ir kartais tiesiog reikia padirbėti su savo ego, kartais tai būna tiek tuščios kovos, beprasmės kovos. Čia, žinokit, aš net ne kortą šiandieną skaitau, čia šiandieną čanelinu, nes po Theta Healingo būtent mokymų baigimo vis jau atrodo nėra kur, bet tiek skleidžiasi tų mano stiprių gebėjimų, matymų ir jautimo, kad jau pradedu čanelinti. Tiesiog laikas atverti naują knygą, kam tos beprasmės tuščios kovos, energijos švaistymas ir jeigu ypatingai tai tęsiasi metų iš metų, metai ir tu vis praeityje arba vis skausme, vis liūdesyje, galiu net nežiūrėti korto, aš ir taip viską žinau, metai iš metų ir iš tiesų aš nemažai moterų stebiu ir kurios mane seka ir komentuoja, aš stengiuosi visus atsekti. Iš tiesų pastebiu tokį fenomeną, ar ne, kad jau 3 metai, jau kai kurios moteris, kai kurios 2 ištisai kančioje ir visiškai save pametusios, išsitaškiusios, ištisai skausme, liūdesyje, net nenori gyventi moteris, nepaisant to turi jos vaikų ar neturi vaikų. Ir labai linkiu iš to išeiti, pasakoju aš apie savo toksiškus santykius ir žinokit, tikrai mielosios, viskas yra įmanoma, girdėjot ir mano istoriją, tikrai viskas yra įmanoma, kartais reikia tiesiog arba pačio savyje rasti jėgų, mąstymo, suvokimo, tiesiog pažiūrėjimo tiesai į akis, ar ne? O jeigu gyvenate vis dar tame mele saviapgaulėje, taipogi ne tik, kad jūs vyras apgaudinėja, bet ir saviapgaulėje, ar ne? Su rožiniais sakiniais, nors ir sudužę, suskylę, bet su tais tokiais sakiniais jau nešvariais, ar ne, jau iš viso kelio realiai nematot. Tai aš čia tam ir esu, kad jums padėčiau. Įrankių turiu begalės, įrankių nuo energetinio gydymo, ar ne, iki įvairiausių terapijų, kitų metodų taikymo. Ir tikrai ne viena moteris, kaip sakiau, jau žydi, jau yra palaistyta, jau yra sugydyta, jau žydi, išskleidusios savo žiedus. Tai jums tiesiog tai reikia panorėti nebesikankinti, norėti vėl grįžti į gyvenimą, norėti gyventi, ar ne, mes juk čia atėjome gyventi. Ir labai linkiu ir tau to nubudimo, po šio video pasikalbėjimo su savimi nuoširdžiai, ar ne, apie save, apie savo gyvenimą, galbūt ateisi asmeninė sesija, jeigu visiškai nesusitvarkysi ir net negebėsi su savim pati pasikalbėti. Aš žinau, kaip tai yra sunku, aš daugybę kartų irgi buvau išsiskyrus ir taikiausi, ir skyrius, ir taikiausi, žodžiu jo. Labai linkiu tau šiais metais pradėti žydėti, pradėti mylėti save, pradėti žiūrėti realybei į akis. Ir atrodo baisu, ar ne, o iš tiesų tai yra nuostabu, nes tu esi savo gyvenimo kūrėja ir tau viskas yra įmanoma. Pradėk gyventi, neegzistuoti, nekentėti, o gyventi ir mylėti. Tai angelų žinutės pavirto į čanelinimą ir nuoširdų kvietimą ir nuoširdų matymą bei jautimo tavęs. Būk laiminga.